Tai sveiki visi. Šiandieną turime toliau tą patį motociklo projektą. Trauksim šakes, sulaukiu kolegos, trauksim šakes. Iki tol truputėlį poliruoju, kelias vietas padažau, kol jau rodelės lenda lauk. Tai parodau iš tikrųjų, kaip galima supoliruoti ir tada tikriausiai jungsiu tiesiog timelapsą ir leisiu jums pasižiūrėti, kaip man čia viskas sekasi. Tai visai neblogai gaunas. Gal kaip pavyzdį galėčiau parodyti labiausiai vairo laikiklius. Tai čia prieš, čia po, ten prieš, čia po. Na ir žinoma, kur chrominės detalės taip labai gerai supoliravo. Oi, kaip gerai polinas. Tai žodžiu, dar vieną kartą prasuksiu ir viską naudoju tiesiog suktuką, ant suktuko va tokį kempinėlę, kietesnį kempinę ir tas pačias pastas, tai tas pačias tempo ir K2 aliuminio ir chromo poliravimo pastą. Gerai, tai aš einu toliau poliruoti, o jum gero žiūrėjimo. Gerai, tai kol kas lempa, priekiniai laikikliai buvo, tai ne iš visų pusių iš tikrųjų. Tada šitie dangteliai, vėlgi, nesu prieinu, reikės išipnėti žvaklaidžius, mūsų Daytona. Ir dabar keliausiu šveisti šitą pusę. Tai tiek iš tikrųjų jau neberodau, einu vienas dasibaiginėsiu ir laukia toliau kolegos. Taigi čia berniukų žaidimas ten. Ne, be šansų. Nusisuko tas, ne? Tai pasikėlė moca ant libiokės. Avarija biškai atsitiko. Tai jau čia reikės bandyti apvirinti ir traukti lauk. Na, kitą pusę dar bandys. Ką, atsisuko varžtai. Įsiema. Kas įsiema? Ašis. Darau vlogą apie tai, kaip moca tveriu. Kas šitas? Žodžiu, įsiema ratas. Atsisuka laikikliai, įsiema mūsų šitas forkas ir perinkitėsim. Dar prieš tai reikia senus dažus biškai nugraunyti. Kažkiek iš jo nuvalyti, bet dar likia. Tu ne filmiką, neš man liūdą. Filminai, tai Tai žmogui įdomu. Tau įdomu, man įdomu. Žmogui įdomu. Tai jau prie laistin grindų, tai reikėjo bliūdą atsinešti iš karto. Operatorius, tai. Operator, komanda X. Žodžiu, poliros ratuką. Kitaip neina išleis, taip greičiau. Poliros ratuką. Išėmėm stabdžių diskus. Padėjom. Tai Honda
Honda nesirenka, o tik tai mažėja detalė ant jos. Kažkaip nejauku. Užsiknisau, imsiu grubesnį skočą. Pradžiai su grubesniu, tada su to, tada poliruosiu, nes nupoliravau, pilna šitų taškų lieka. Tai tikrai nežaisim. O dabar nuo šakių likusius dažus nuimam. Antrą šakį Lukas ardo. Čia ne filmai. Noriu filminti. Į ką tu man? Nieko. Aš valdžia. Ir viskas. Tai dirbam toliau. Nu tai ką, šiandien kaip ir baigiam jau 10 valanda. Bandėm poliruoti ratus. Žodžiu, kažkas gaunasi, parodysiu to iširti. Naudojam vilną aliuminiui poliruoti, tai taip vilnos kempinė, tai taip pusę velnio gal sakyčiau. Kas liečia chromus, chrominės detalės, tai viskas sakė, atsipoliruoja ganėtinai lengvai. Didžiausia bėda tikriausiai ir didžiausias dabar man galvos skausmas tai yra šakės, kadangi šakių apsauginė tūba, tai tikriausiai vadinasi, ganėtinai turi nemažai korozijos. Keisti aš jos visai nenoriu, nes vieno tik tūbo man atrodo beveik 500 pinigų. Tai jo, tai bandysim kažkaip restauruoti. Iš tikrųjų, gal kažkas iš jūsų susiema tokiais dalykais, tai sakykite, tikrai mielai norėčiau pasinaudoti jūsų paslaugom. Kiek praeitą kartą sakiau, kad ant tiek pasisekė su mocu. Viskas okei, pasisekė, bet jau šiandien yra truputėlį nusivylimo. Ne viskas jau taip gerai, kaip buvo. Tai tiek. Tai jo, iš tikrųjų truputėlį jau yra tų pamastymų, ką daryti, kaip daryti, norisi spėti ant atidarimo, bet norisi to pačiu ir tvarkingai padaryti, tai toksai pyktis dabar su savimi yra. Tai va, o šiaip jo galim truputėlį parodyti iš arti, apie ką šneku. Gerai. Tai ratlankiukas. Šiaip kaip ir pusė realiai iš tikrųjų. Matas labai daug tokios irgi korozijos paveiktas ratlankis, bet tikrai viskas kaip ir pusė velnio gaunas. Man tokio rezultato užtenka, jau jisai blizgės, negu bus užsikorezavęs. Na ir šakės. To aš biškiant šviesos gal pasimsiu. Šitą baisioji šakę kaip tik. Tai toks va rezultatas. Nežinau, kiek matosi, kiek išeinam čia perteikti. Bet yra korozijos paveikta visa. Ne, čia ne baisioji, dar čia gražioji šakė. Kur čia tas grožis? Tai va, jeigu matos, tikiuosi matos. Čia yra tokių korozijos reikalų. Tai jeigu kažkas tvarkot šakės, tikrai sakykit. Mielų norą norėčiau pasinaudoti jūsų paslaugom ir kuo greičiau. Ir viskas, tai šiandien tuom ir baigsiu. Principas vėlgi. Minčių yra dar ir apie patį VTX-ą.
Rytoj atvažiuoja kolega. Šiaip, kolega kaip ir samdau aš jį, tai jis jau šitas remontus gauna pinigus, ganėtinai tvarkingai gerai dirba, žino, ką daro. Aš dar tiek tikrai nežinau ir tikriausiai nežinos apie motociklus, kiek jisai, tai tikrai labai man padeda su visais šitais klausimais. Ir tiek. Tai va. Tai kiek šiandien liūdniau. Na, bet gal viskas pasitaisys ir kitas vlogas bus tikrai linksmesnis. Tai kol kas tiek. Išrinkom šakės, atpoliravau kažkiek chromo detalių, atpoliravom kažkiek ratą ir viskas. Sekantis video tepalai, filtrai ir toliau žaidimas su šakėm. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kitų kartų. Nepamirškite subscribe, like, komentarą. Ir tiek. Tai čiau. Ir iki.